Pasižiūrėti noriu pasaką Baltoji lelija, kas yra eterinėje erdvėje užkoduota. Čionais apie paną, kuri nemokėjo šokti ir prisišnekėjo bent velnias, kad ją pašodintų. Tai jis ir prisistatė. Čia vat apie tos žodžius tokius nepagalvotus, iššautus, kaip jie materializuojasi. Net gali iš kitos erdvės pritraukti būtybės, situacijas per kitas laiko juostas. Sulaužyti, sutraukyti tas ryšį. Paskui ją pamokina, užlipa ant kojos. Ant kojos tuščia buvo. Bet kita pasaulio esybės. Bet neturi įsižeminimo. Nes pasivertęs jaunikaičiu, rankos yra, galva yra, bet vat kojų batuose nėra. Nėra to įsižeminimo. Dar kažkas čia yra. Dar informacijos turi. Kodėl nėra kojų batuose? Kodėl nėra kojų batuose? Nes ten kanopos. O pats kaip išsiskaidęs. Ta dalis kažkaip tais prikabinta prie jo pačio pasaulio. To velnio šiuo atveju pasaulio demoninio. Kaip džinas koksai, kad būtų. Uodega ten, galva čia. Paskui ta merga atseka tą velnę pagal siūlų, kaip bažnyčios. Labai įdomus variantas, bet ne taip kitose pasakose nebijo bažnyčios velnias. Ten jų namai ir ten kaip pasakoja, kad pamato lavoną valgant. Kažkaip tai rodo, kad būdavo paliekama per naktį bažnyčioje numirėlė. Kriptos kažkokios bažnyčiose pačioj. Kodėl valgomas to velnio? Ne kūnas, siela kažkaip tais pririšinėjama prie tos bažnyčios. Prikabinama. Paskui eina gąsdinimai velnio, kad pasakytų jinai, ką matė. Buvo tai, kad
pabėgau ten ir pas bobutę pasikavoju. Ta bobutė nušnekinėdavo tą velnią lino keliu. Jau kelintas variantas, kaip linas yra tokia demoninė apsauga. Ir lino medžiaga apsaugo nuo demoninio lauko. Matau, kaip žydi ant kūno tokia žaliuoja tas audinys. Vat matau tie diržai tokie šitie apsaugo. Pinti, vyti. Bet jie dažniausiai iš vilnos būna. Tas juosmeninis. Saugo nuo demoninių erdvių. Kažkaip nemato demonai tada vientisumo skaidytą mato, koją savo, galvą savo. Nebeatseka energetikos suskaidymas gaunas, bet pačiam tai irgi nelabai gerai. Neina tas tekėjimas energijų. Velnias klausinėja, terorizuoja tą mergą, sakydamas, pasakyk, ką matei, tai nirtingai būtent nesako, net pagrasinus tėvo ir motinos mirtim. Jinai išsižada jau, bet vis tiek nesako, net ir jos pačios mirtim. Irgi nieko nepasako. Tada bobos pamokinta liepė ją laidoti. Neišnešti per duris, išnešti puslenkščiu ir nešti ne keliais, o laukais ir kryžkelėj palaidot. Kryžkelė kažkaip tais pasaulio susijungimas. Nėra taip, kad kapinėse kažkaip jau viskas patenka iš karto į pomirtinį tą pasaulį. O čia kryžkelė. Ar kur ten? Nebepamenu tiksliai, ar ant kalnelio, ar kur tenais. Kalnelis irgi yra gyvenama vieta, o pakalnėje pagal visą mitologiją. Dvasių pasaulis, anapilis, tai tavo anapilis. Ir kas čionais keičia jinai formą. Kaip įdomi kažkaip tais keičia tą materiją ant lelijos, lelijos žiedo. Ta fizinė moteriška perauga į tą leliją tam, kad galėtų iš žemės išeiti, į paviršių materializuotis. Nes jos dalis yra kaip ir toj anapilį. Bet kadangi ne kapinėse nėra uždaryti, tas dangtis
praėjimas kaip portalas gaunasi. Ir pro portalą galą jinai išeina iki tos lilijos žiedo, kurį nuskina tas princas. Princai, visi tie išrinktieji, kaip išrinktieji, tie kitos mūsų dalys, sielos dalis kaip ir kita. Ir jisai pamato, kaip į naktį, tiksliau jam pasako tarnas, kad pavirsta į merginą, kuri šukuojasi plaukus, paskui vėl atvirsta. Jisai apsirengdamas to tarno rūbus, kuris matė, kaip jinai atsiverčia į merginą, apsikeičia energetika, pėdsakai, kažkaip būtent tie neskalbti rūbai sumėta, nes jam ji niekada nebūtų pasirodžius. Ir tas 3 valanda. Mato, grynai kažkaip astralę. Iš astralo jinai kviečiasi jį. Mato astralinį jos kūną. Paskui jisai sužino burtą iš upių sargo, kad reikia numegzti šilkinį tinklą, pratraukti pro durų skylutę ir užmesti ant jos. Tai ta durų skylutė ir yra ištraukiamas iš astralo. Ištraukia ją į materiją pusę ir ji tada materializuojasi. Sugauta astralinė tokia medžioklė gaunasi. Ir jinai prašęs buvo, kad neiti į tą bažnyčią, bet jie pasiduoda jo manipuliacijom ir nueina. Kodėl moteris pasiduoda vyrų manipuliacijom? Kodėl visada nusileidžia? Gal ir ne visada. Nes kažkaip mestų šešėlį ir tą saugumą, ar kažkaip negali trauktis dėl kontrakto vestuvinio. Kai sutinka ištekėt, pasirašo. Ir kita pusė pasirašo, ir kitas. Kitas iki negali kitaip pasakyti. Nueina į tą bažnyčią ir joje vėl ją paranda tas velnias. Tam bažnyčiai velniai gyvena. Renkasi ten kaip namuose. Kam tas kaip?
Tada tas velnias vėl ją terorizuoja, ką jį tenais matė, jei ne sūnus mirs, kurį jau turėjo pasigimdžius. Ir ji net sutinka atiduoti, palaidoti sūnų. Nes kažkaip tais, kaip pasakytų, velnį patį matė, pasirašo sielų kontraktą, tada būtų valgoma jinai, tada ją valgytų ir pasiimtų jo sielą, tada velnias, o taip yra galimybė atgimti be to kontrakto ir kitoj reinkarnacijoj neturėti šito draugelio. Tai yra svarbu nei bet kokia gyvybė. Ir tada bobulė patarė sau nelaidot vaikelio, laukt kol gims antras ir antrojo krauju, neprisimenu iš kur, patepti sąnarius to mirusio vaiko ir tada jisai išsikels, o velnio jau nebebus. Nustos ją sekioti. Kodėl? Kodėl tokios sąlygos? Kas yra šiuo atveju, tas kraujas yra ritualas padaromas. Kažkaip, kai ji buvo mirusi, jos kraujo linija pasikeitė, įgavo kažkokios kitokios energetikos. Kažkokia pakeitė būseną. O pakitusi būsena gali, kad čia kaip drakonų kraujas, kažkas tokio drakonų kraujo, ta magija. Galima daryti ritualus, ypač pačiai net prikelt tą mirusį. Kažkaip visa magija eina per ją. Ir to pirmojo vaikelio kažkaip tas yra. Antrojo. Ir tas pirmasis kaip komoj būtų irgi astralę pasikabinęs. Bet va tas įsižeminimas, tas kraujas gaunasi, jį iškviečia į materialų, į pasaulį. Jį žemina, jis nebeskrajoja, daugiau nusileidžia. Ir josios pačios tas kraujas netinkamas, reikėjo būtent sumaišyta su tėvu, kad kitam sumaišytam su tėvu jisai sustiprintų. Tada įsijungia kažkaip tais pilna šeima, 4 kažkodėl. Taip dabar ateina. O 4 nebegali būti velnias. Jisai yra išstumiamas iš to
lauko. Gal daugiau nuo to ritualo, nuo to apeigų padaroma apsauga ir išstemiamas jisai. Ką nori pasakyti šitą pati pasaka? Kokią žinutę nori perduoti energetiniam lygmeny? 3, 2, 1. Galvok, ką sakai. Prisimk visada visą atsakomybę už pasakytus žodžius. Oho, net širdis persikalė. Už pasakytus žodžius prisimk atsakomybę. Nes paskui ištaisyti labai sunku, bet reikia tiksliai užsibrėžtų, kad gali kainuoti daug pastangų visą tai ištaisyti. Čia kaip pasakai rodo net ir mirtis ir tėvo, motinos, ir pačios, ir vaiko mirtis. Čia kaip jo pasakose sutirštinta, bet rodo, kad turi, bet vis tada krenti kelias, turi nusipurtyti ir toliau eiti. Tos frazės ištartos, išleistos manifestacijos. Ar yra dar kokia informacija, ką neša šitas sakymas? Kažkoks toks sunkumas labai didelis. Tiesiog dar neprieinama kažkokia tais žinia informacija. Kažkoks kitas lygis, kitas lygmuo.